Egzistuoja investavimo būdas, kuris per pastaruosius 3 metus prie jūsų investuotų pinigų būtų pridėjęs ne 50%, o beveik 200%. Ir kas jeigu pasakyčiau, kad finansų vadovėlį jūs įspėtų niekada taip nedaryti. Tai šiame video apie ETF-us, kuriuos ekspertai rekomenduoja naudoti labai atsargiai ir tik labai trumpą laiką, bet šiame video pažiūrėsime, kas galėtų būti, jeigu šiuos specifinius ETF-us panaudotume vietoj įprastų ETF-ų periodiniam investavimui. Nesvarbu, ar dar tik planuojate pirkti savo pirmąją akciją, ar jau turite visą investicijų portfelį, šiame video ir nukeliavę į mano asmeninį portfelį, paspaudę ant nuorodos aprašyme arba su šiuo QR kodu pasisemsite gal net ne vienos investavimo idėjos. Tai žiūrėkite video iki galo, nepamirškite like mygtuko ir pradedam. Prieš pradedant nagrinėti ir lyginti, pirmą turite labai gerai suprasti, ką su kuo lyginsime, nes lyginsime ne tiesiog akcijas su akcijomis, o lyginsime akcijas su akcijomis ant steroidų. Visi bus girdėję apie tokias kompanijas kaip Apple, Nvidia ar Microsoft, jos yra technologijų pasaulio titanai. O kas jeigu galėtume vienu mygtuko paspaudimu nusipirkti mažytę dalelytę visų jų ir dar 97 kitų milžinų akcijų? Tai būtų Nasdaq 100 indekso ETF-as. Įsivaizduokite tai kaip didžiausių technologijų įmonių krepšelį. Pirkdami šį krepšelį jūs lažinatės ne dėl vienos įmonės sėkmės, o dėl viso sektoriaus ateities. Mes šį krepšelį vadinsime toliau klasikiniu fondu. Tai mūsų saugus, patikimas ir visų rekomenduojamas pasirinkimas. O dabar pereiname prie kito, ką finansų ekspertai, ypač tie, kurie mėgsta lyginti apelsinus ir obuolius ir tėra pasigilinę tik į vieną ir tai, ką yra graužę nuo vaikystės, tai ką ekspertai vadina pavojingais žaislais. Tai trigubos sverto Nasdaq 100 fondas, kurį vadinsime TQQQ. Ką reiškia trigubas svertas? Tai paprastai tariant, šis fondas naudoja skolintus pinigus ir sudėtingus finansinius instrumentus, kad kiekvieną dieną patrigubintų Nasdaq 100 indekso pokytį. Jeigu Nasdaq per vieną dieną pakyla 1%, šis fondas gali pakilti, siekia pasiekti 3% augimą. Bet jeigu rinka krenta 1%, tai atspėjote jisai kris 3%. Tai dviešmenis kalvėjas, kuris gali arba neįtikėtinai greitai auginti jūsų pinigus, arba lygiai taip pat greitai juos sunaikinti, sudeginti. Dėl šios priežasties visi sako, kad tai tik trumpalaikių tikslų, spekuliacinių tikslų įrankis. Bet mes ir tikrinam šią teoriją, o kas būtų, jeigu trigubos sverto fondą naudotumėme ilgai. Ir va ties šią teorijos užteks laikas skaičiams. Surinkau informaciją į Excel lentelę ir pažiūrėjau, kas būtų nutikę, jeigu būčiau pradėjęs tokį eksperimentą prieš 1 ir 3 metus. Tai taisyklės labai paprastos. Kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną aš investuoju 200 eurų į TQQQ, tai ką ekspertai pavadintų rizikingų ETF-ų, o sakykime, jūs žiūrovai tuo pačiu metu investuojate 200 eurų į saugųjį klasikinį ETF-ą. Pažiūrėkime, kieno strategija būtų pranešesnė. Tai 1 metai 12 investicijų iš viso investuoti 2400 eurų. Ar mano pasirenkama rizika pasiteisino, ar tai buvo brangi pamoka? Per pastarosius 12 mėnesių jūsų saugusis portfelis paaugo visai solidžiai, iš 2400 eurų jis virto maždaug 2780 eurų, tai yra apie 16% pelnas. Sveikinu, jūs aplenkite infliaciją ir uždirbote. O mano portfelis, mano 2400 eurų virto maždaug 3250 eurų, tai yra virš 35% pelno. Daugiau negu dvigubai didesnė grąža, atrodo, kad bent jau per 1 metus rizika atsipirko su kaupu. Pradžioje atrodė panašiai, bet tada, kai technologijų akcijos šovė į viršų, mano portfelis tiesiog sprogo. Bet 1 metai tai tik akimirkai investavime, tikrasis magijos arba tragedijos potencialas atsiskleidžia per ilgesnį laiką. Taigi, žiūrim nebe metų, o 3 metų rezultatus. Tai bendra investuota suma 7200 eurų, tai 200 eurų per mėnesį. Jūsų saugusis klasikinis fondas per 3 metus paaugo iki maždaug 9050 eurų, tai yra apie 25% pelnas. Vėlgi, solidus rezultatas, o maniškis portfelis ar atlaikė laiko išbandymą, tai mano pamėnesiui suinvestuoti 7200 eurų per 3 metus virto beveik 20 000 eurų. Taip, išgirdote teisingai, beveik 180% pelnas. Štai kur slypi visa esmė. Kai 2022 rinka krito, jūsų portfelis liūdėjo, o maniškis jis buvo
panikoje, krito žymiai geriau, bet aš toliau kas mėnesį pirkau vis pigesnių ir pigesnių vienetų. Ir kai rinka atsispyrė, kiekvienas iš tų pigių vienetų tapo maža raketa. Tai yra periodinio investavimo galia sujungta su svertu. Dabar kaip investuoti į svertinius fondus? Pirma, reikės brokerio paskyros, aš demonstruosiu investicijų įsigymą per eToro brokerio programėlę, nes šis brokeris leidžia investuoti mažomis, kad ir fiksuotomis sumomis. Kiti brokeriai dažniausiai to neleidžia, o kai kalbam apie svertinius ETF, tai gali sukelti daug sunkumo, nes ETF vienetai gali taip greitai pakilti kainoje, kad nebeipirksite ETF vieneto, tai vienas vienetas gali kainuoti ir virš $1000. Pats eToro brokeris yra licencijuotas, investicijos priklauso jums, yra paveldimos, europinius UCITS ETF galite pirkti, jeigu esate europiečiai ir gyvenate Europoje nemokamai, o užsiregistravus su specialia nuoroda pirmus 3 mėnesius ir akcijas galėsite pirkti ir parduoti nemokamai, po to tai kainuos $1. Tai akcijas taipogi galima pirkti nepilnais vienetais, investuojant tiesiog fiksuotą pinigų sumą pradedant 10 €. Specialią registracijos nuorodą ir video gidą rasite aprašyme ir čia kortelė. Tai atidarom eToro programėlę. Paieškoje suvedame vadinamą tikerį arba pilną pavadinimą, tai trigubos sverto fondo tikeris yra TQQQ, Nasdaq 100, spaudžiam trade, nurodom, kiek norime investuoti, tai gali būti 10, tai gali būti 100, tai gali būti 200, $200, spaudžiu buy ir viskas. Ir kartojam šį procesą, kai turime bent 10 laisvų eurų. Registracijos nuorodą aprašyme, čia rasite video gidą, tik registruojantis nenustebkite pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sumetimais, reikės patvirtinti savo tapatybę, tai standartinė procedūra, bet su video gido pagalba užsiregistruosite ir pasitvirtinsite tapatybę per 5 minutės. Taigi, ar tokia periodinio investavimo į svertinius ETF strategija atrodo per gerai, kad būtų tiesa? Čia tas pats, kas klausti draugo, a tau ne per gerai. Jeigu jam gerai, tai nepavydėti reikėjo paklausti, kaip jisai tai pasiekė ir jisai mielai pasidalins. Dabar pamačius gražią dalį, pakalbėkime apie dalykus, ko nebuvo anksčiau rodytose grafikose, tai dalykai, kurie gali stipriai gąsdinti. Pirma, vadinamasis vertės irimas, tai volatility drag. Jeigu rinka vieną dieną kyla 10%, o kitą krenta 10%, paprastas fondas grįžta beveik į pradinę padėtį. O trigubos sverto fondas dėl sudėtingesnės matematikos jisai atsiduria minuse. Antra, pats baisiausias scenarius tai visiško nuvertėjimo rizika. Jeigu per vieną dieną rinka kristų 34 ar daugiau procentų, teoriškai šis svertinis fondas galėtų prarasti visą savo vertę. Praktiškai didžiausias vienos dienos kritimas šiam fondui buvo per pandemijos krizę, kai jisai krito 12,32%. Tai video pradžioje žiūrėjome, kas sudaro šį fondą, buvo ir detali lentelė, top 10 pozicijų ir dar 90 kompanijų. Tai ir tos top 10 kompanijų ir visos kitos kompanijos turėtų kristi 32% per vieną dieną. Ar tai realu? Tik teorinėme lygmenyje. Ir trečia, tai psichologija. Ar jūs ramiai miegotumėte matydami, kad jūsų investicijos per kelis mėnesius praranda 80% vertės, kaip nutiko 22 metais? Ar turėtumėte drąsos toliau pirkti investicijas? Būtent čia dauguma žmonių ir palūšta, parduoda viską į minusą ir pradeda garsiai rėkti, kad investavimas tai skemas. Taigi, po viso šito, ar svertinė ETF yra geriausias būdas paspartinti savo finansinę kelionę, tiesiog bilietas į bankrotą? Atsakymas yra ir taip, ir taip. Tai tikrai nėra įrankis jums, jeigu jūs turite silpnus nervus, jei investuojate paskutinius savo pinigus tikėdamėsi kalėdinio stebuklo ir panašiai, bet žmogui, kuris supranta rizikas, atlaiko vertės svyravimus ir turi ilgalaikį tikslą, tai gali būti viena iš investavimo strategijų. Šio video tikslas nebuvo pasakyti, kad trigubos sverto ETF yra absoliučiai vienus vartus geresni nei klasikiniai ETF. Tikslas buvo parodyti, kad investavime yra lėtesni, saugesni takeliai ir yra greitesni, bet labiau duobėti takeliai. Svarbiausia išsirinkti savo kelią, kuris tinka jums ir pradėti juo eiti. Jeigu dar neturite eToro paskyros, gaukite $2000 vertės investavimo mokymus registruojantis su išskirtinai šiam kanalui skirta specialią nuorodą, ją rasite video aprašyme, su šiuo gidu užsiregistruosite per 5 minutės, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.